Arkadiniai žaidimai. O koks buvo pirmasis arkadinis žaidimas? Aš atsakysiu į šį klausimą ir tai buvo Computer Space. Taigi, Computer Space yra kosmoso kovų arkadinis žaidimas, sukurtas 1970 metais Nolano Bushnelio ir Ted Dabney partnerystėje Syzygy Engineering. Tai buvo pirmas arkadinis vaizdo žaidimas, pirmasis komerciškai pasiekiamas vaizdo žaidimas. Computer Space yra išvestas iš 1962 metų kompiuterinio žaidimo Space War. Apie jį kitose laidose. Vienas raundas žaidimo kainuodavo $4, tai yra 25 centus. Žaidime Computer Space žaidėjas kontroliuoja raketą, su kuria bando pašauti porą kosminių laivų, tuo pat metu bandydamas išvengti priešų ugnies. Raketas yra šaudamas po vieną ir šiek tiek reikia palaukti, kol bus galima iššauti kitą. Prieš kosminiai laivai stovi vietai arba skraido zigzagais palei ekraną. Jeigu kosminis laivas arba raketa praeina pro vieną ekrano kraštą, iš karto pasirodo kitam. Žaidėjas savo kosminę raketą gali sukioti palei ir prieš laikrodžio rodiklę, skristi į priekį ir šaudyti raketas. Kada žaidėjo laivas yra pakirstas raketas arba priešo laivo, ekranas žybčioja ir žaidėjo raketa apsisuka ir išnyksta, bet to atsiranda toje pačioje vietoje. Jeigu prieš laivas yra pašautas, ekranas vėl sužybčioja ir laivas išnyksta. Skaitikliai dešinėje ekrano pusėje skaičiuoja, kiek kartų buvo sunaikinta tavo raketa ir priešo laivai. Taip pat kiek laiko praėjo žaidimo raunde. Vieno raundo laikas gali būti keičiamas nuo 60 iki 150 sekundžių. Numatytas laikas 90 sekundžių. Kai pasiektas laiko limitas ir jeigu žaidėjo rezultatas yra mažesnis nei kompiuterio, žaidimas baigėsi. Jeigu priešingai, naujas raundas prasideda nemokamai. Taigi čia buvo šiokia tokia Computer Space arkadinio žaidimo apžvalga. Ateityje irgi tikiuosi arkadinius žaidimus apžvelgti. Taipogi ir konsolės, laukite konsolių. Dar turiu daug konsolių apžvelgti. Ir daug jų žaidimų. Taigi laukite daugiau video.